2000 metais įkurtos Kazlų Rūdos savivaldybės vizija – saugus, švarus kraštas kiekvienam čia gyvenančiam, kuriančiam, besiilsinčiam. Tai numatyta 2004–2012 metų savivaldybės veiklos plėtros strategijoje. 2007 metų balandį darbą pradėjo trečiojo šaukimo Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Praėję metai savivaldybė ir jo žmonėms ypač reikšmingi. Jau dabar galima pasidžiaugti nuveiktais darbais ekonomikos, kultūros, švietimo srityse, apžvelgti ateities planus ir perspektyvas. 2007 metų rudenį savivaldybės administracijos kvietimu į miesto šventę rugsėjo fiestą atvyko susigiminiavusių miestų delegacijos iš Vokietijos, Zondershauseno, Lenkijos, Lvuveko, Rusijos federacijos Kaliningrado srities Gusevo ir Ukrainos Koriukovkos miestų. Rugsėjo 8 rytą Kazlų Rūdos savivaldybės meras Česlovas Pečkys, vicemeras Valdas Merkevičius, administracijos direktorius Valdas Kazlas, kiti administracijos darbuotojai ir užsienio svečių delegacija atvyko į Selemą, Lietuvos prezidento daktaro Kazio Griniaus gimtinę, kur pagerbė prezidento atminimą, padėdami gėlių prie jo paminklo Maumedžių giraitėje. Kazys Grinius mirė 1950 metais Čikagoje. 1994 urna su prezidento Kazio Griniaus palaikais parvežta į Lietuvą ir iškilmingai palaidota netoli Tėviškės, Selemos Būdos kaimo. Prezidentas Kazys Grinius padėjo pamatus mūsų tautiniai savimoniai, demokratijos suvokimui, humanizmui. Užsienio svečiai stebėjosi dideliais pokyčiais Kazlų Rūdos savivaldybėje, miesto ir kaimo žmonių norų geriau ir gražiau gyventi. Jie entuziastingai priėmė kvietimą apsilankyti Selemoje, ūkininkės Vilytės Mažintienės ūkyje. Randomės ponios Vilytės Mažintienės ūkininkės kaip sodyboje. Jūs viską, ką mato, čia jos yra, kaip ir šeimos verslas, tai yra ūkininkavimas ir turi pieninių krypties galvijų. Ir svarbiausia, kad ūkininkaudamas sugeba taip gražiai aplinką išlaikyti. Tai va yra jos ir jo šeimos nuopelnas. Gal jinai ką nors porą žodžių pasakys. Prašau, Vilytė. Sveiki visi atvykę į mūsų šeimos ūkį. Labai džiaugiuosi, kad pagerbėt. Ūkininkė mielai aprodė ūkį, atsakė į svečius dominančius klausimus. Mažintienė ūkininkauja nuo 1995 metų. Veiklos pradžioje turėjo 11 hektarų žemės ir 3 ar 4 melžiamasias karves. Vilytės ir jo šeimų narių pastangų dėka ūkis kasmet plėtėsi. Šiandien jie turi 40 hektarų nuosavo žemės, dar 60 hektarų žemės nuomoje. Ūkininkė laiko 110 galvijų bandą, iš kurių 30 yra melžiamosios karvės. Žindenių mėsinių galvijų banda iš Škotijos atsivežta dar 2004 metais. Tuo metu Lietuvoje buvo tik kelios tokios bandos. Pasinaudojus ES parama pagal pieno ir nitratų direktyvas, gauta moderni pieno melžimo ir šaldymo įranga, tinkamai įrengtos patalpos, nupirkta gyvulininkystės ūkiui reikalinga technika. Tikimasi, kad baigus įgyvendinti programą, ūkis atitiks visus ES keliamus reikalavimus. Tikrai ir vokiečių, lenkų, ir svečių, ir ukrainiečių, ir savo asmeniškai, ir tarybos vardu labai dėkingas šitai sodybai. Susigiminiausių miestų savivaldybių atstovai domėjosi miesto plėtra, investicijomis, verslo galimybėmis. Svečius ir Zondershauseno savivaldybės ypač domino sėkmingai veikianti Mocevičiaus firma Ginalas, kuri prieš 15 metų pasirašė sutartį su didžiausia Vokietijos motorinių pjūklų gamintoja firma Štil. Svečius pasitikęs Ginalo vadovas
papasakojo apie įmonės veiklą, laimėjimus ir perspektyvas. Šiuolaikiškai įrengtos biuro, puikios sandėliavimo patalpos, čia pat vietoje įsikūrusi Štil technikos parduotuvė nustebino nedaug mačiusius Sondershauseno delegacijos atstovus. Senelių globos namai Kazlų Rūdoje atidaryti 2004 m. rugsėjį. Jų priešistorė tokia. Gavus Lietuvos vyriausybės, Kazlų Rūdos ir Sondershauseno savivaldybių, Olandijos socialinės paramos fondo ir vietos verslininkų finansavimą, rekonstruotas apleistas pastatas Maironio gatvėje ir įkurti senelių globos namai. Susirinkusieji negailėjo gerų žodžių ir linkėjimų, grojo muzika, skambėjo dainos, svečiai buvo vaišinami skania šviežia ruginė duona. Kaip visada seneliams dosni Vokietijos Sondershauseno miesto savivaldybė. Ir šį kartą jos atstovai atvyko netuščiomis, pagarba ir nuoširdus dėmesys kiekvienam šių namų gyventojui, nesvarbu kokio amžiaus jis bebūtų, ir jaudino, ir džiugino. Asmeniškai įteiktos dovanėlės sugraudino ne vieną senolį. Nepamiršti ir sunkiai sergantieji, svečiai aplankė jos kambarėliuose, palinkėjo dvasios stiprybės ir sveikatos. Prašau. Za zdarowo. Dziękuję, dziękuję. Ja. Oj, po co takie coś wielkie. Kazlų Rūdos savivaldybė apsilankymų pagerbė katalikiškojo labdaros fondo Solidarity generalinis direktorius, Šveicarijoje gyvenantis vokietis Gerhardas Josefas Karlas. Lydimi mero Česlovo Pečkio į savivaldybėje surengtą šventinį susitikimą atėjo susigiminiavusių miestų delegacijų atstovai, kiti garbingi svečiai. Meras ir administracijos direktorius pristatė užsienio šalių delegacijų atstovus, supažindino su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbuotojais, palinkėjo puikios šventinės nuotaikos ir įdomių viešnagės dienų. Įdomu pabendrauti, pasidžiaugti laimėjimais, pasidalyti rūpesčiais. Svečius iš Vokietijos matau, iš kitus, pažįstamus, nepažįstamus. Su švente, kuo geriausios kloties šiandien jums vėjams. Ačiū. Kaip visada linksmai prasidėjo tradicinė rugsėjo fiesta. Spalvingai rudeniškas, nuotaikingas renginys subūrė nepaprastai daug Kazlų Rūdos savivaldybės žmonių. Gerhardas Josefas Karlas atstovauja fondui Solidarity, kuris kasmet 50% grynojo pelno skiria vargstantiems vaikams ir daugiavaikiems šeimoms,
Filantropas padėjo ne vienai Kazlų Rūdos savivaldybės daugiavaikiai šeimai pagerinti gyvenimo kokybę ir išbristi iš skurdo. Labą dieną, brangieji. Gerhardui Karlui uždėjus Kazlų Rūdos garbės piliečio regalijas ir įteikusi liudijimą, gausus būrys šeimų rinkusi ant scenos, norėdamos padėkoti už geranoriškumą ir paramą. Nuo 2001 iki 2007 metų 250 000 litų parama buvo skirta 8 Kazlų Rūdos savivaldybės šeimoms, kuriuose auga 54 vaikai. Siekiant įgyvendinti Kazlų Rūdos savivaldybės viziją, iki 2012 metų tapti saugiu ir švariu kraštu, netrūksta nei savivaldybės vadovų idėjų, nei kompetencijos, nei užmojų, o svarbiausia, nuveiktų ir dar įgyvendinamų darbų. Mero, administracijos, tarybos narių, verslininkų ir vietos bendruomenių iniciatyva numatyti tikslai, uždaviniai ir perspektyvos aptariami su Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovais, ministrais, Seimo nariais. 2007 metų lapkritį savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinis direktorius Virgaudas Podžiukas, kiti vyriausybės ir Seimo atstovai. Aptarta sudėtinga eismo ir aplinkosaugos situacija savivaldybėje, pristatyta savivaldybės kelių infrastruktūros plėtros vizija, Kazlų Rūdos aplinkkelio statybos bei įvažiavimo į Kazlų Rūdą nuo Via Baltica magistralės galimybių studija. Šiems projektams įgyvendinti tikimasi vyriausybės paramos. Greitai bus pradėti kelio Kazlų Rūda pažerai asfaltavimo darbai. Savivaldybės iniciatyva rengiama kalėdinės eglės įžiebimo šventė, ypač laukiama mažųjų Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų. Džiaugsmų spindinčiomis akimis ir puikia nuotaika jie pasitinka kalėdų senelį. Mane surado, tie kareiviai, žinokit, ir sako, seni, sėdam ir važiuojam pas vaikučius į Kazlų Rūdą prie kalėdiniais eglutės. Va štai ir aš atvykau pas jūs, vaikai. Ir štai įžiebta kalėdinė eglė, iššautas šventinis fejerverkas. – 2008 metų gegužę paminėta Kazlų Rūdos miesto diena, 264 gimtadienis. Savivaldybės meras Česlovas Pečkys, vicemeras Valdas Merkevičius, administracijos direktorius Valdas Kazlas, kiti administracijos darbuotojai kartu su pučiamuoju orkestru žingsniuoja miesto gatvėmis ir kviečia į šventę, kupiną gerų emocijų dieną. Šventės proga kviečiu padėti gėles prie paminklų tremtiniams. Vis dar dunda traukiniai, auga vaikai, dirbama ir poilsiaujama. Atrodo, niekas nesikeičia, teka savo vaga, bet taip nėra. Kasmet mūsų miestas gražėja, plečiasi, čia gyvena darbštūs ir šaunūs žmonės. Šiandienos orkestrų šventė tai dovana mūsų miestui,
kuris atvertė 264 savo istorijos puslapį. Mėly miestelėnai, svečiai, visi šventės dalyviai. Smagu matyti jūs čia šiandien susirinkusius. Gerbiami apskrities vadovai, savivaldybės vadovai, gerbiami parapiečiai. Aš drįstu jūs taip vadinti, kadangi prieš 60 metų 12-metis Rimvydas Žygaitis čia Kazlų Rūdos bažnyčiai dirbo kurį laiką vargonininku. Nepakartojamų įspūdžių paliko vienas už kitą puikesni pučiamųjų orkestrų pasirodymai. Vienas svarbiausių Kazlų Rūdos savivaldybės uždavinių – gyventojams teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 2008 metų balandžio 28 dieną viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras gavo naują, ilgai lauktą greitosios medicinos pagalbos automobilį, kurio vertė siekia 400 000 litų. Viešosios įstaigos direktorė Marija Teberienė džiaugiasi naujojo automobiliu ir tikisi, kad pagaliau gyventojams bus galima užtikrinti ES reikalavimus atitinkančią medicinos pagalbą. Siekdama geriau patenkinti savivaldybės žmonių poreikius kultūros ir sporto srityse, padaryti aktyvesnį kultūros ir sporto centrų tarptautinį bendradarbiavimą, savivaldybės administracija nupirko 2 modernius vokiškus 20 vietų autobusus. Raktelius gavo sporto centro direktorius Giedrius Bielskus ir kultūros centro direktorius Valdas Pečkys. Džiaugiamės, aš džiaugiuosi už visą naują mūsų savivaldybės tarybą, už tarybos narius, kurie priėmė tokį gerą sprendimą ir patenkintas tuo, kad tikrai šiandien mes gavom Kazlų Rūdai naujus 2 autobusus, tai yra sporto centrai, kultūros centrai. Aš tai juos galėčiau palyginti, jeigu būtų galima su, taip juokaudamas, kad po amerikiečių įsilaipinimo mėnulyje, reiškia, į Kazlų Rūdą atvažiavo laineriai.
Čia yra įvardyta Valdo, aišku, aš pasigavau šitą sparnuotą frazę. Ir iš tikrųjų, Kazlų Rūdos vardu didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad pagaliau kažkas tai tokio įvyko Kazlų Rūdoje. Viena iš savivaldybės veiklos krypčių – konkurencingo žemės ūkio kūrimas, skatinant efektyviai naudoti ES skiriamą paramą. Šiuo metu įregistruota per 800 ūkių. Tai šiaip ūkininkauti pradėjom 92 metais. Ūkis buvo mišrus, pradėjom nuo 40 hektarų. Auginom kviečius ir miežius ir bulves ir linus ir auginom galvijus. Didysis pagalbininkas sūnus, kuris kaip jaunasis ūkininkas, ūkininkauja 3 metai. Vienas iš sėkmingai veikiančių ES paramą gavusių ūkių yra Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų kaime. Jaunieji ūkininkai – konkurencingo ir dinamiško žemės ūkio ateitis. Džiugu, kad ūkininkavimo patirtis sėkmingai perdodama jaunajai kartai. Kazlų Rūdos savivaldybėje gausėja miestelių ir kaimų bendruomenių organizacijų. Savivaldybė remia vietos bendruomenės, pamažu formuojasi gražios bendradarbiavimo tradicijos, realizuojami sumanymai. O prieš 5 metus organizuodavom šventes gretimoj sodyboj Klone, ir kuriam po 2 metų jau nebesutilpdavo nei muzikantai, nei žiūrovai. Buvo paruoštas detalusis planas 0,5 hektaro. Prieš 1,5 metų pradžia ir nutarėm statyti ir nori teko pradėti darbus. Malonu, kad Kazlų Rūdoj taip pat atsirado nauja koplyčia Jūrės miestelyje. Tai dėka iniciatyvių žmonių, surinkti pinigai buvo. Tokia koplyčia, svajota prieškario metais, atsirado dabar. Savivaldybė tai kainavo mažus pinigus, lyginant žmonių indėlių, darbo. Neseniai Gudelių bendruomenė minėjo 5 metų veiklos jubiliejų. Savivaldybės meras, vicemeras bendravo su vietos gyventojais ir svečiais, domėjusi jų gyvenimu ir veikla. Bendruomenės narius linksmino šventinis koncertas. Pagal tapęs mero turi užleisti šį postą. Gali gaila kai kam, bet jis šeši aukštesnės pareigas, tikriausiai daugiau jumis rūpinsis. O man, kaip savivaldybės atstovui, už šį gražų jo 5 metų darbą norėtum padėkoti ir įteikti atminimo dovaną. Kazlų Rūdoje gerėja padėtis dėl kelių infrastruktūros, taip pat ir pačiam mieste. Taigi ir aikštelių taip pat stengiamės sutvarkyti visas prie daugiabučių namų, visas aikšteles. Ir va štai vyksta dabar darbai, vyksta iš biudžeto tam yra skirtos lėšos, lygiai 1 milijono litų. Ir mes numatė, kad visos prie daugiabučių namų aikštelės bus išasfaltuotos, sutvarkytos, kad galėtų gyventojai normaliai pastatyti savo mašinas ir pagerėtų jų gerbūvis. Galbūt pasidžiaugti tuo, nors mūsų savivaldybė yra tikrai visiškai dar jauna, ji gyvuoja 8 metai. Mūsų administracija tikrai yra nuveikusi šioje srityje labai daug gerų ir svarbių dalykų. Nors strateginis planas patvirtintas iki 2012 metų, mūsų darbuotojai sugebėjo strateginį planą patvirtinti kartu su programiniu biudžetu. Ir šiandien mes galime lygiuotis su didžiosiams savivaldybėms ir esame pripažinti Respublikos mastu šioje srityje. Nors 2007-2013 metų struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas dar neprasidėjo, mūsų savivaldybės ekonomikos plėtros skyrius ieško kitų tarptautinių
finansavimo šaltinių, taip kad galima tikrai šiandien pasakyti, kad sėkmingai įgyvendinamas Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimas tarp sienų programa, kur pateikėme Ąžuolų-Būdos 2, Ąžuolų-Būdos vandentiekio ir nuotekų sistemos rekonstrukcijos 2 etapui. Pateikėm, taip pačiai programai pateikėme Jūrės miestelio Kazlūdos miesto asfaltavimo darbams. Pateikta paraiška Norvegijos finansinių mechanizmų programai, kur pateikėme taip pat jau paraiškas, tai mūsų sporto aikštynų rekonstrukcijos ir medinės architektūros, tai Antanavo ir buvusio policijos pastato rekonstrukcijos. Taip pat numatoma 8 metais teikti paraiškas vaikų lopšelio darželio pastato rekonstrukcijai, užbaigti vaikų muzikos mokyklą. Taip pat paraiškos teikiamas ir socialinių klausimų sprendime, švietimo klausimų sprendime. Ir aš manau, kad įgyvendinus tuos tiklus, kuriuo mes siekiame, mūsų Kazlų Rūdos savivaldybė kiekvienais metais vis gražės, gražės ir gražės. Ir čia bus gyventi bus geriau ir geriau. Nemuški katės, žalesis atbėgs, gerai kailiai grės, tu paukščio nelies, nemuški katės, nes tave dar apgrės. Įgyvendinta dar viena idėja. Festivalio Bardų naktys 2008 atlikėjai Kazliškiuose koncertavo naujoje erdvėje, vietos bendruomenės iniciatyva ir pastangomis pastatytoje scenoje. Stiprios bendruomenės, stipri savivaldybė, stipri valstybė. Skina linksmybių vainiką, širdeliai vėl pina, ieva, ievužė, laukimus vyra, ieva, ievužė. Tai šitai dangui, mėlynajam plasnoja. Ir aš nežinai, norės įsižiebęs, pro langelį žiūri. O po tanko šaunios vaišės, tryta kojom stalas. Man paduokite ragaišį, man prašau bokalą. Užsirūko kyla rūkas, kyla ponai ponios. Ačiū niekam čia netrūko, na o prieš kelionę. Kad užtrauks dainelę žuvys, net žvejus prižadinam. Kas čia buvo, kas